Sveiki, sveiki. Šiandien mes vėl turime garbės visi susibėgti, koks geras dalykas tas zumas. Ir pristatau Linutę, va jinai jau rodo skaidres. Ir Lina, labai džiaugiuosi aš ją, kad jinai tikrai daug įdeda darbo, panalizuoti mūsų produktą, papasakoti apie jį. Ir tai daro su malonumu, su tokiu įkvėpimu. Ir tikiuosi ir šiandieną Linutė papasakos apie Sunrise'o sudėtį. Ir manau, kad vat, jinai laiko rankose visus tris produktus, tai atkreipkite dėmesį į tai, kad nežiūrint to, kad šiandien mes kalbėsime būtent Lina apie Sunrise'ą, tai nereiškia, kad kiti produktai nėra lygiai taip pačiai svarbus. Tai kaip nebebūtų, mes turime sistemą, bet darom atskirais tokiais mažais etapais, kad tie ir video nebūtų tokie ilgi ir neapkrauti jūsų labai daug informacijos, tai mes po truputį analizuosime Linutės, Natalijos dėka produktus, kad jūs galėtumėte trumpai žingsneliais susipažinti, ant kiek yra unikalūs visi trys produktai ir kiekviena sudėtis, tas suderinamumas tarp tų trijų produktų, ant kiek jisai yra svarbus ir neatsiejamas vienas nuo kito. Tai šiandien žodis Linutei ir būtent kalbės apie Sunrise'ą, kaip jisai su savo ingredientais toks tapo unikalus, ne? Ir veiksmingas. Tikrai. Tai žodis Linutei, aš įsijungiu. Ačiū. Tai sveiki dar kartą visi. Džiaugiuosi, kad susirinkote šiandieną ir tikrai Sunrise'as tai yra vienas iš tokių produktų, kuris yra unikalus, nors galiu pasakyti, kad visi produktai šios kompanijos yra unikalūs, labai veiksmingi ir tikrai net ir šiandien turėjau tokią biškį patirtį ir Kolongardas tai yra tikrai unikalus produktas, kada labai greitai man padėjo. Tai nuimti skrandžio spazmus ir taip toliau, tai visi produktai turi savo tą tokį, kaip sakant, išskirtinumą. Ir šiandieną kalbėsime apie Sunrise'ą. Tai yra produktas, kuris skirtas mūsų organizmo, mūsų ląstelių regeneracijai. Visi produktai šie, kurie įeina, visi ingredientai, jie nukreipti į mūsų ląstelių atstatymą, į mūsų ląstelių regeneraciją. Tai yra augalų kamienės ląstelės, tai yra išskirtinumas šito produkto, tai yra augalų kamienės ląstelės, kurios daro įtaką mūsų kamienėms ląstelėms, žmogaus kamienėms ląstelėms. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vyksta greitesni atsistatymo procesai, ieškoma priežastis, dėl ko yra tam tikri negalavimai, sutrikimai mūsų organizme. Nes dauguma žmonių, kada, sakykime, turi kažkokias tai ar lėtinius sutrikimus ir apie juos net neįtaria, sakykime, ieško tų problemų, lygų ir eina pas daktarus, daug pramina takų. Na, tai galiu pasakyti, kad naudojant šią sistemą galima rasti ir atstatyti tas giluminės priežastis. Ir pagrindas tai yra, kas čia įeina, ingredientai tie, jie padeda stiprinti mūsų imuninę sistemą pirmiausia, ar ne, tai yra adaptacinius rezervus, apie ką aš visada kalbu, kad tai yra labai labai svarbu, kad organizmas būtų atsparus įvairiems pokyčiams, ar ne, tai yra klimato pokyčiams, kad būtų atsparus stresui, tai yra stresas tai yra patiriamas įvairia forma, ne tik tai, kad mes susinervavom ar kažkas tai mūsų erzino, ne? Tai
Jisai padeda pagerinti medžiagų apykaitą ląstelėse, padeda vykti detoksikacijos procesams ir apsaugo nuo oksidacinio streso. Tai pirmiausia, oksidacinis stresas tai yra, kada mums trūksta įvairių antioksidantų, įvairių medžiagų, ar ne, ir mūsų ląstelė būna neapsaugota, nes mes su maistu dažniausiai, per mažai gauname įvairių vitaminų, mineralų ir reikiamų tų medžiagų, ar ne, ir už tai sutrinka ta apsauga mūsų ląstelių. Ir dėl to trūksta energijos. Tai vat būtent Sunrise'as padeda padidinti tą energiją, gerina kraujotaką, kraujo cirkuliaciją, mažina cholesterolio kiekį, tiesiog stiprina kaulus, nagus, plaukus. Tai čia vienas iš tų dalykų, kurie mums labai svarbus šiandieną, ne? Tai yra mūsų grožis ir mes norime kuo ilgiau išlikti gražios, jaunatviškos, energingos, gerai turėti gerą atmintį ir pažintinius gebėjimus. Tai vat būtent šitas produktas padeda šitus dalykus stiprinti ir ilgiau išlaikyti tą jaunatviškumą. Natūraliai gerina miegą, gerina melatonino kiekį, nes turi poveikį mūsų žarnyno sistemą. Na ir pašalina toksinus, lengviau pasišalina toksinai iš mūsų organizmo ir reguliuoja cukraus kiekį kraujyje. Tai tas dalykas irgi yra labai svarbus dėl to, kad jeigu pas mus yra per didelis gliukozės kiekis kraujyje, ne, tai tiesiog gali būti taip, kad ir svorio įtakai turi irgi poveikį. Ir tada gali būti ir diabetas, ar ne, tai būtent diabeto profilaktikai reguliuoja cukraus kiekį kraujyje ir skatina elastino ir kolageno gamybą. Na ir trumpai pasakysiu, papasakosiu apie ingredientus, ar ne? Tai du pagrindiniai ingredientai, dėl ko visi iš tikrųjų kosmetologijos pasaulyje ir apskritai sveikos gyvensenos, ar ne, natūralių medžiagų, sakykime, tam papildų pasaulyje, iš tikrųjų labai daug, labai svarbų vaidmenį, sakykime, vaidina šitos medžiagos, atstatant mūsų būtent ląstelių tą ilgaamžiškumą ir regeneraciją. Tai Malus domestika yra toks obuolys, kuris auga Šveicarijos Alpėse ir jisai tiesiog nukritęs nuo medžio ilgai nesensta, ne? Tai yra jo tos savybės, antioksidacinės savybės, jis turi tą tokią labai stiprų paveikumą. Ir kadangi žmogaus odos kamienės ląstelės su amžiumi nyta ir tampa mažiau aktyvios, tai būtent šitas produktas, jis padeda regeneruotis, mažina lėtinius procesus, įvairius uždegiminius, mažina raukšles, senėjimo požymius mažina ir natūraliai prailgina ląstelių gyvenimo trukmę. Na ir toliau kitas vitis vinifera, vynuogių sėklų ekstraktas, taip pat išgaunamas, jis labai yra stiprus antioksidantas, auga jisai Viduržemio jūros šalyse, Italija, Ispanija, Prancūzija, ir jisai neutralizuoja laisvuosius radikalus, kurie naikina mūsų ląsteles, ar ne? Ir jisai natūraliai skatina kolageno ir elastino tą augimą, sakykime taip, dėl to, kad su amžiumi nuo maždaug 25 metų jau elastinas ir kolagenas mūsų organizme mažėja, ypač jau prasideda nuo 35 metų. Tai tiesiog
šitas produktas būtent ir gerina mikrocirkuliaciją, atsakinga už baltymus, atsakinga už odos stangrumą. Ir gerina mikrocirkuliaciją, stiprina kapiliarus. Naudinga širdies ir kraujagyslių sistemai ir aišku dar mažina blogojo cholesterolio kiekį. Na, tai natūraliai stiprina kraujagyslių sienelės ir gerina mūsų kraujotaką. O kraujotaka, jinai visur, juk kraujagyslės ar ne, tai natūraliai jaučiamės ir energingesni. Tai tokie du unikalūs ingredientai, sudėtinės dalis ir čia pavaizdavau, pasidalinau tokiu paveiksliuku prieš ir po, matote, ir ne, tai čia vienas toksai atsiliepimas yra, kada moteris tiesiog pasidarė kaukę iš Sunrise'o, tiesiog praskiedė 3 šaukšteliais vandens tą visą miltelius vieno paketėlio ir užsidėjo ant veido. Ir panaudota kaip kaukė, matote, koks yra efektas. Tai įsivaizduokit, kaip jaunina mūsų organizmą, bet tik tai noriu pasakyti, kad kiekvienas organizmas yra individualus, amžius mūsų taip pat yra kiekvienas skirtingas, ar ne, ir skirtingos patirtis buvo, ir skirtinga mityba, nervų sistema, ir skirtingai mes tuos ingredientus ir įsisavinam. Todėl vieniems pokytis vyksta greičiau, sakykime, kas nori to grožio išorinio, ne, o kitiems reikia laiko, kad užpildytų tuos deficitus, kurie yra pas mūsų organizme. Ir tada tik tai pasireiškia jau tas išorinis grožis. Tai čia visiems labai rekomenduoju tiesiog kantrybės ir tikėjimo, kad iš tikrųjų tas produktas jis iš tikrųjų yra unikalus. Toliau yra sudėtyje granato ekstraktas, akajų uogų ekstraktas, kalė lapų, lapinio kopūsto ekstraktas. Ir kas turbūt žinot, ar ne, irgi ir patys gal esate ir naudoja dažnai, kad ir kraują atstatyti, ten žmonės perka granatų sultis, naudoja, kad organizmą greičiau atstatyti po įvairių ligų. Tai būtent granatų ekstraktas yra unikalus antioksidantas, jisai slopina uždegimus, nes mums labai svarbu mažinti uždegimą organizme, kuris būna dėl netinkamos mitybos, dėl įvairių faktorių ir dėl naudojimų, sakykime, kosmetikos priemonių, chemikalų įvairių. Na, žodžiu, per gyvenimą mes daug ko į save įdedam, daug ką patiriam iš išorės, ar ne, tai vat būtent apsaugo odą, gleivinės ir padeda palaikyti hormonų pusiausvyrą, būtent moterims menopauzės laikotarpiu. Tai galima sakyti, kad čia net ne vienas produktas padeda būtent menopauzės laikotarpiu. Tai taip galima sakyti, kad kada žmogus yra jaunas, ar ne, tai jam duota viskas iš gamtos, yra daug ir tų hormonų normaliai, ir jaučiamės normaliai, ir oda graži ir taip toliau. Bet kada ateina menopauzinis laikotarpis, gamta sako viskas, dabar rūpinkis pats tu savimi. Ir mums labai svarbu tada žiūrėti, ką mes į save įdedam, ar ne, kokį maistą, kaip sakau, kokios mintis pas mus, kokia mūsų būsena, jausena. Tai vat ir labai svarbu tada vartoti kokybiškus produktus. Tai toliau iš ingredientų eina akajų uogos, kurios taip pat turi didelį antioksidantų kiekio vertę. Tai yra ypatingi žodžiai, antioksidantų kiekio vertė. Tai yra labai daug antioksidantų, kurie apsaugo mūsų ląstelę, ar ne? Ir skatina riebalų deginimą ir padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje, ar ne? Tai vat vėl dar vienas produktas, kuris padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje ir yra diabeto profilaktikai taikomas.
E, palaiko žarnyno mikrobiotą. Tai reiškia, kad be geros mikrobiotos, ne, be tinkamos žarnyno terpės mes negalime jaustis energingi, negalime turėti daug energijos, ar ne, tai mums labai svarbu, dėl to, kad tai tiesiog įveikia mums į smegenis, ar ne, visas, kas priklauso, kas yra žarnyne, ar ne, taip ir mes ir jaučiame. Taip pat jisai veikia kaip ir adaptogenas, tai reiškia, kad jis padeda susireguliuoti ramybės ir aktyvumo būseną, nebūti nei per daug sudirgusiais, nei per daug tokiais ramiais, ar ne? Įveda tokią harmoniją. Tai toliau kalė lapų kopūsto ekstraktas, aš labai mėgstu šitą augalą vartoti į kokteilius arba tiesiog jį naudoti maiste. Dažniausiai lengvai patroškintas ir turi daug antioksidantų, maistingų medžiagų ir būtent tos medžiagos tai yra vitaminas K, A, C, kalcis, magnis, folio rūgštis ir jisai padeda skatinti kepenų detoksikaciją, ne? Tai yra labai svarbu, kad vyktų tinkama detoksikacija kepenyse, nes jeigu nepasišalina toksinai, ne, tai ir būna ir tinimas, ir bloga savijauta. Tai vat būtent šis produktas padeda tą ir padaryti, turi priešvėžinių savybių, na ir kaip detoksikacijai ir kaulų stiprinimui tinkamas produktas. Na ir dauguma galbūt irgi naudojate ciberžolę, ar ne, tai ciberžolė yra vienas iš tokių produktų, kuris padeda palaiko žarnyno funkciją, kepenų irgi detoksikaciją, padeda sąnariams, esant įvairiems uždegimams. Na ir smegenų veiklai tinkamas ir naudojamas, nes stabdo įvairius neurodegeneracinius procesus, tokius kaip Alzheimerio liga, ar ne, ir visi įvairūs dimensija ir taip toliau. Toliau iš kitų produktų tai yra AFA, tai yra ekstraktas, kuris tai kaip mėlynai žali dumbliai. Ir juose yra labai daug baltymų, B grupės vitaminų, beta-karoteno, geležies ir chlorofilo. Tai baltymai mums labai svarbus ir be baltymų mes negalime tikrai irgi atrodyti gražiai, nes su amžiumi ir tų baltymų, sakykime, na, pasisavinamumas gali mažėti, ne, dėl žarnyno įvairių, sakykime, sutrikimų. Tai jis padeda būtent va šitą ir atstatyti ir jisai stimuliuoja kamieninių ląstelių susidarimą organizme. Tai visi ingredientai, jie yra suderinti, jie yra labai tobulai suderinti vienas su kitu kaip alchemija, ar ne, ir vienas kitą papildo. Ir gerina smegenų veiklą, atmintį, nuotaiką. Na ir skirtinumas, kad būtent paskatina kamieninių ląstelių gamybą. Na ir airiškos jūros samanos, tai juose yra daug jodo, cinko, magnio, kalcio, kalio ir kitų mikroelementų. Iki 92 vienetų iš 102, ar ne, reikalingų žmogaus organizmui. Tai yra labai daug. Įsivaizduokit, ką jūs gaunate naudojant šitą produktą. Jūs gaunate mineralus, kurių pastoviai trūksta, nes, tarkim, magnis, jis labai greitai pasišalina iš organizmo, tik patyrėme kažkokį tai stresą, ar ne. Na, arba, tarkime, kalis, kada pagėrėme daugiau kavos,
ir tie mineralai iš mūsų organizmo pasišalina. Tai mums jie yra labai labai svarbus, gerina, stiprina skydliaukės funkciją, padeda reguliuoti hormoninę veiklą, turi apsauginės funkcijas mūsų gleiviniai dėl savo prebiotinių savybių. Tai reiškia, padeda gerosiom bakterijom daugintis ir palaikyti tinkamą mikroflorą. Naudinga odos, plaukų ir virškinimo sveikatai. Na ir hormonų balansų, kaip sakiau, ne, tai yra tinkamas tiem žmonėm, pas ką nėra, sakykime, kažkokių tai labai skydliaukės sutrikimų arba hipofunkcija yra skydliaukės, pas tuos, pas ką yra hiperfunkcija, nerekomenduojama, nes naudoti šito produkto, nes netinka jodas. Tai toliau dar įdomiau, moringos ekstraktas, pasakysiu, irgi turi labai daug maistinių medžiagų, vadinamas gyvybės medžiu. Moringa šitas augalas turi 92 maistinės medžiagas ir jame yra 7 kartus daugiau vitamino C nei apelsinuose, 4 kartus daugiau kalcio nei piene, 3 kartus daugiau kalio nei bananuose, 2 kartus daugiau baltymų nei jogurte. Ir čia įeina antioksidantai, imuninės sistemos stiprinimui, cukraus kiekio reguliavimui, virškinimui, priešuždegiminis, palaiko kepenų, inkstų, širdies funkciją, į hormoninę sistemą. Žodžiu, unikalus produktas ir ne tik tai, kad jis čia vienas, įsivaizduojam, kad ne tik vienas jis, o visi tiek daug visko savyje turi. Nes šie įeina ne šiaip kažkokios po vieną, bet tai yra ekstraktai, tai yra daug produktų, ar ne, ir iš jų padarytas ekstraktas. Tai mes gauname tikrai labai didžiulę dozę, labai didžiulę gyvybinės energijos, sakykime, mūsų ląstelėms dozę. Ir fikocenino ekstraktas, jisai yra mėlynasis pigmentas spirulinoje, atsakingas už unikalią spalvą. Tai yra vienas stipriausių žinomų natūralių antioksidantų. Žodžiu, irgi labai stiprus produktas, kuris gerina eritrocitų gamybą, ypač esant mažakraujystei, po įvairių ligų ir turi neuro įvairių savybių, gerinančių mūsų smegenų veiklą. Na ir toliau turime ir akių sveikatai produktai, tai yra liuteino ekstraktas, zeksantino ekstraktas, mėlynio ekstraktas. Žodžiu, visi jie apsaugo nuo oksidacinio streso, tinka žmonėms, kurie turi polinkį arba genetiškai kažkas giminiai turi, sakykime, tokias ligas kaip katarakta, geltonoji dėmė. Tinka žmonėms, kurie daug sėdi prie kompiuterio, žodžiu, apsaugo nuo tos mėlynosios šviesos ir sumažina įvairių akių ligų riziką vyresnėme amžiuje. Ir aišku, ir reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, tinka žmonėms, kurie turi cukrinį diabetą. Na ir sekantis produktai du, aš jau turbūt ilgai neįsiplėsiu, ar ne, tai yra labai svarbus du produktai, tai yra nikotinamido mononukleotidas ir spermidinas. Tai yra tos medžiagos, jos padeda natūraliai mūsų ląstelėse gamintis energijai. Su amžiumi dėl įvairių ligų, dėl streso, silpsta mūsų imunitetas, ar ne, ir nikotinamido mažėja mūsų organizme. Ir jisai tiesiog uždega mūsų ląsteles, užpila kaip energijos baką. Ir jisai prailgina telomerus, suteikia senėjimą stabdančių savybių.
Jisai padeda atstatyti energijos lygį, skatina svorio metimą, todėl dauguma kas naudoja būtent šios produktus, gražiai mažina, gražiai krenta svoris. Padidina raumenų masę ir jėgą, nes su amžiumi vyksta tas raumenų nykimas, mažėja raumenų masė, sunkiau ją atstatyti dėl trūkstamų baltymų. Tai būtent šita medžiaga, jinai yra unikali ir dauguma ją perka ir naudoja kaip po vieną. Na, tai mes čia turime šią medžiagą ir jisai tiesiog prailgina mūsų gyvenimo trukmę. Įsivaizduokit, kad tai yra telomerai, ne, kurie su laiku jie trumpėja. Ir būtent jisai padeda sustabdyti tuos visus procesus. Tai yra unikalu. Na ir po 30-40 metų, vat, būtent mažėja šitos medžiagos, taip kad, sakyčiau, nuo 30 metų jau tikrai mes turėtumėm, dauguma turėtų susimastyti, ar ne, ir pradėti savo skirti bent jau profilaktikai, na, o vyresnėme amžiuje jau naudoti, na, kaip sakau, stipriau. Na ir spermitinas tai yra irgi vienas iš tokių ląstelės atstatančių medžiagų, kuris yra įvairiame maiste, sojos pupelėse, žuvyje, mėsoje, kviečiuose, pieno produktuose. Ir jisai skatina autofagiją. Autofagija tai yra toks procesas, kada mūsų ląstelės natūraliai atsinaujina, ne? Senos ląstelės yra perdirbamos ir įvyksta atsistatymas, regeneracija. Tai būtent visi šie produktai savo sudėtinėmis dalimis sinergetiškai palaiko vienas kitą ir gauname labai stiprų tokį, na, produktą. Ir jeigu, sakykime, paėmus visus ingredientus, ar ne, sudėjus vieną krūvą, nupirkus tų produktų, o kainos iš tikrųjų yra nemažas, kada yra tokie unikalūs ingredientai. Tai jeigu taip jau sudėjus visus ingredientus, kaina gautųsi apie 250 eurų. Tai yra tikrai didelė suma. Ir manau, kad kviečiu visus naudoti, domėtis apie šios produktus. Jeigu turite klausimų, klausti, mes visada atsakysim, padėsim susigaudyti savo, sakykime, sveikatos būsenoje ir kviečiame stebėti mus, yra daug labai atsiliepimų ir nepamiršti, kad viskas turi būti kartu, kad mes turim gerą produktą. Tai nereiškia, kad mes turime blogai maitintis arba kažką tai netaip į save dėti. Mes turime save mylėti pirmiausia. Galvoti sąmoningai, ką dedame į savo burną, ne? Kiek geriame vandens, kada einame miegoti, ar pakankamai pajudėjom, ar teisingai mąstom, ar pozityviai galvojam, nes mūsų ląstelės jos viską jaučia, jos viską girdi. Ir mes galime savo padėti visapusiškai. Tad mylėkime save. Ir šiandieną ačiū uždėmesi, baigiu tavo prisistatymą. Ačiū, mieloji, ačiū, Linutė, tikrai kaip ir apie Kalangardą labai gražiai pristatėjai, taip ir apie Sunrise. Tai noriu dar jums pasakyti, kad turėsim Linutės apžvalgą ir Sunseto, ir moterišką produktą mes turim, ne? Taip. Ir apie visus kitus produktus. Tikrai labai smagu gauti tokią išsame apžvalgą, tada nereikia patiem ieškoti. Tai va, labai ačiū, Linute. Ir